komanda kaip visais metais yra, atrodo draugiška, jokių problemų nėra, visi nori dirba, visi atvažiavo tikslus žinantis ir viskas yra gerai. Aš manau, kad kiekviena treniruotė turi būti, ne kiekviena, dauguma treniruotės turi skirtis vietos, nes monotonija tokia, tai žaidėjams vis tiek yra fizinio rengimo treniruotės visus yra kaip katorga, tai kad tomu katorga būtų mažesnė, tai renkamės tokias visokias įdomesnės vietas. Visa treniruotė praktiškai bus vandenyje, tai pajungsim raumenukus vidinius, tos, kurios negalima pajungti sausumoje. Dėmesio, važiuojam. Mes pradedam nuo ištvermės, nuo bendros ištvermės, paskui įeidinėjam į jėgą, į greitį, galingumą. Antanai, tokia netradicinė treniruotė, ar ne? Šiandien buvo, ar sakai, kokie įspūdžiai po treniruotės? Labai teigiami. Visą savaitę dirbome lauke, manieže ir dabar pakeisti į vandenį. Tikrai faina, linksma ir aišku sunku. Gal tas intensyvumas toksai, nes jis vien vandenį didesnis kaip ir krūvis, gal gaunasi, aš nežinau, bet tikrai kaip išėjom iš vandens, tai jautėsi, kad pavargom, raumenys skauda viskas. Pakeitimas biškį dangos nuo paprastų bėgimų, pajungiant kitus raumenis, manau, labai naudinga. Kaip vyrai dirbo tavo manimu šiandien? Vyrai visą savaitę dirba iš širdies, matyt, kad atiduoda visą save, ruošiasi sezonui, bandom komplektuotis, bandom susidraugauti visi, manau, viskas vyksta pagal planą. Dar savaitę treniruosimės lauke, fizinis pasiruošimas, tada grįž treneris ir eisime turbūt į salę. Sezonas ne už kalnų.